Tu sakai, kad myli Dievą, bet ar šita meilė keičia tavo gyvenimą? Jėzus šiandien labai ramiai ir aiškiai paklausia, ar tavo meilė matosi tavo gyvenime. Kas mane myli, laikosi mano žodžių. Tokius žodžius girdime Evangelijoje. Žodžius be spaudimo, be grasinimo. Tai yra tiesa. Meilė pas Jėzų niekada nėra tik jausmas. Ji visada tampa pasirinkimu. Tu gali melstis, gali jausti jo artumą, gali ieškoti Dievo, bet jei tavo gyvenimo būdas nepasikeičia, tu dar neįėjai į tą gylį, apie kurį jisai kalba. Kai pasirinki Dievą, tu gauni pažadą. Mes pas jį ateisime ir apsigyvensime. Ar suvoki šio sakinio gilumą? Dievas nenori tik kartais tave aplankyti, ateiti į svečius. Jis nori gyventi tavyje. Ne tik bažnyčioje, ne tik maldos metu, bet tavo visoje kasdienybėje, tavo darbuose, santykiuose, mintise, kovose ir pasirinkimuose. Visada ir visur. Bet tam yra viena sąlyga. Ir ji labai konkreti - meilė ir ištikimybė jo žodžiui. Tai nereiškia būti tobulam, būti be klaidų, gyventi be jų. Tai yra kryptis, kuri keičia gyvenimą. Tu galbūt kartais klausi savęs kaip Judas, kodėl pasirinkai ne visus žmonės, kodėl pasirodai ne visiems, ne visam pasauliui. Bet galbūt todėl, kad ne visi nori mylėti taip, kad tai keistų jų gyvenimą. Dievas nesiveržia, jisai laukia. Ir šitoje meilės kelionėje Jėzus duoda dar vieną dovaną. Dovaną, kuri tave sustiprina ir pamoko. Šventąją dvasią. Ne kaip idėją, bet kaip gyvą mokytoją. Jį primins, kai pamirši, jį švelniai pataisys, kai nuklysi. Jį mokys ne žodžiais, bet savo vedimu. Ko iš manęs reikalaujama? Gebėjimo klausytis. Apmąstyk šiandien, ar tu nori tikėti Dievu? Ar leisi jam apsigyventi tavo gyvenime taip, kad tai iš tikrųjų pradėtų tave keisti? Geros tau dienos.